Labadiena, sveiki visi. Šiandien pradėsime transliaciją apie patarimus, kaip sėkmingai įgyvendinti projektą. Ir mūsų diskusijoje dalyvauja Agnė Markauskaitė, Pilietinės visuomenės instituto projekto konsultantė, humanitarinių mokslų daktaras ir archeologas Vykintas Vaitkevičius, bei projekto ekspertas, kultūros veikėjas Darius Kuolys. Pirmiausia, turbūt sveikiname visus praėjusių švenčių progą ir tikimės, kad šventės praėjo gražiai ir moksleiviai, patys mokytojai puikiai pailsėjo per atostogas, atsigavo, turi ugnelę naujiems darbams, tai jų tęsimai. Ir pirmiausia, galbūt bendrai norėtume pakalbėti apie jau esamus rezultatus. Atgal į ateitį projekte užsiregistravo 131 mokykla iš 45 savivaldybių, o jūsų visų dalyvių skaičius viršija 1200, kas mus iš tiesų labai džiugina, dėl to, kad moksleiviai yra labai aktyvūs, tuo įsitikinome ir mes, ir turbūt patys moksleiviai, dėl to, kad komandos daugėja, įsitraukia vis daugiau moksleivių pačiose mokyklose ir gavome labai daug nuoširdžių atsiliepimų, kad moksleiviai ir mokytojai bendradarbiaudami kartu atrado naują ryšį, vieni kitus pamatė kitų kampų. Dėl to, kad tai yra užklasinė veikla, kažkokios bendros pastangos ne tik mokykloje, bet ir atrasti savo kraštą bei asmeninius santykius. O kurdami kartu mes ir kuriame savo respubliką. Dalyvaujančių jūsų visų mokyklų veiklos yra pačios įvairiausios ir būtų labai sunku kažkaip tai jas išskaidyti, kažkurios, kad ar geresnės ar blogesnės, dėl to, kad kiekvienas kraštas turi kažkokių savo įdomybių ir man pačiai buvo labai neįtikėtina skaityti, kiek daug yra dalykų, apie kuriuos aš pati niekada irgi nesu girdėjusi. Bet pagrindinės tyrinėjimų idėjos yra savo kaimų ir miestelių tyrinėjimas, vietos paminklų istorijų rinkimas, mokyklų pačių istorijų ieškojimas, vietos gyventojų kalbinimas apie tam tikrus laikotarpius, kai senoliai buvo tremiami į Sibirą, prisiminimai apie partizanus. Kitos komandos analizuoja kartografinę medžiagą iš skirtingų laikotarpių ir stebi, kaip keitėsi jų kraštovaizdis. Iš tikrųjų, atradimai visokiausi kaip nauji ne tik pastatai, bet ir tvenkiniai, bažnyčių tyrinėjimas, kiek yra pasikeitusios, kas yra atrestauruota, atnaujinta. Yra komandų tyrinėjančių taip pat ir savo giminių istorijas, nes yra labai įdomių istorijų, kurios yra persipynusios su kitais kaimais. Kai kurios komandos yra, pavyzdžiui, Kretingoje, Salantų gimnazija, tyrinėja Kardo rinktinės Tauros Slyvos takais, jų tema vadinasi, ir jie apžvelgia kuopos veiklą, jos narius, aplanko įžuvimo vietas, renka prisiminimus. Taip pat Simono Daukanto Kretingos pagrindinė mokykla pasirinko kaizerinį ir vokiškosios Kretingos temą ir tyrinėja vokiškąjį laikotarpį, o tarkime Vilniuje Vilniaus Žirmūnų gimnazija renka informaciją apie žymes prancūzų asmenybės, kurios lankėsi Vilniuje ir sudarinėja žemėlapį, kurie Vilniuje lankėsi, bei tas vietas pažymi žemėlapyje ir juos planuoja lankyti ir nufilmuoti. Telšių rajono Luokės vidurinė mokykla nusprendė pasidomėti Luokės miestelio centrinės aikštės istoriją. Ir anksčiau ši aikštė buvo turgaus ir joje vyko Luokės jomarka. Iš tikrųjų, gal vyresniai kartai žodis jomarkas yra žinomas, bet daugumai galbūt jaunesniųjų kartos atstovų tai yra kažkas negirdėto, ko šiais laikais jau nebėra. Dėl to sužinoti ir kitiems yra labai įdomu, nes man pačiai buvo jomarkas toks girdėtas žodis, bet aš kai pasiskaičiau plačiau, tai sužinojau daug įdomių dalykų. Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos komanda tyrinėja Adolfo Šapokos gyvenimą ir planuoja išleisti apie jį knygutę. Pavyzdžiui, Šalčininkų Tūkstantmečio gimnazija seka pirmųjų Lietuvos gyventojų pėdsakais po Šalčininkų kraštą, kodėl jie tenai atkeliavo, kokiais verslais užsiiminėjo, koks buvo jo gyvenimo būdas, papročiai, religija. Labai įdomi yra Kauno technikos kolegijos komandos veikla, jie pasirinko projektą Laiko mašina ir jų kolegijoje buvo nemažai ralio dalyvių. Ir jie kalbina buvusius ralio dalyvius,
kaip pasisuko jų likimai, bei renka medžiagą apie dabartinius ralio dalyvius, planuoja važiuoti į ralio varžybas ir renka tiesiog Lietuvos ralio istoriją. Vilniaus rajono Kalvelių Aušros gimnazija rinko informaciją apie Kalvelių gyvenvietę ir jų labai įdomus buvo atradimas, kad jie Lietuvoje rado net 11 tokių gyvenviečių tuo pačiu pavadinimu. Tačiau jų vietovėje yra stotis, kuri vadinasi Kena ir nors yra gyvenvietės viduryje, pavadinimas netitinka gyvenvietės pavadinimo ir jie pagal istoriją išrinko, kad tai buvo viena žymi dvaro savininkė Kamarova, kuri norėjo šalia savo dvaro pasistatytą stotį ir tiesiog tas pavadinimas atėjęs iš kito kaimelio, kuris yra už kelių kilometrų. Tai tų istorijų yra randama pačių įvairiausių. Yra mokyklų, kurios iš tikrųjų rengia žygius. Buvo naktinis žygis, ėjo viena mokykla siauruko taku, buvo dieninių žygių, buvo dviračiai žygių. Jokūbavo Stulginskio pagrindinė mokykla rinko informaciją apie Minijos šlaitų apačioje augančius 100-mečius ąžuolus. Irgi atradimų buvo įvairių, kaip rado akmeninius laiptus, kurie pasirodo buvo meilės laiptai ir po tiek metų yra net nežinoma, kodėl jie vadinasi meilės. Tai matome, kad ta informacija iš tikrųjų kažkur tai po truputį nusisijoja ir ją labai svarbu yra išsaugoti. Zarasų ąžuolo gimnazija atgaivins senus ir atras naujus istorinius kultūrinius objektus susijusius su Zarasų rajonu. Ir iš tiesų moksleiviai taip pat renka, tarkim, informaciją apie gyvenusius Zarasuose žydus, sužinojo labai daug apie jų papročius, taip pat apie pačius Zarasus. Tarkim, ar kas nors irgi girdėjo, kad Plungėje yra Lurdas, kad Lietuva turi savo Lurdą. Plungės Saulės gimnazija tyrinėja, kaip tas Lurdas atsirado ir jo istoriją. Trakų rajono Lentvario Matiejaus Šimelionio gimnazija irgi pasirinko labai įdomią veiklą apie kilimų fabriką Lentvario, kuris veikia Sovietų Sąjungoje. Ir tuo metu tai buvo irgi svarbus Lietuvoje objektas ir tiesiog kaip kito visa istorija to kilimų fabriko. Griškabūdžio gimnazija esanti Šakių rajone kovo 28 dieną jau sudalyvavo respublikinėme renginyje skirtame Arvydo Galgino ir Albino Bernoto gimimo 80-mečiui paminėti. Taigi komanda dalyvavo ir mišiose ir išleido stendą atspindinti rašytojo gyvenimą ir kūrybą. Turėjo galimybę pabendrauti su poeto žmona, Seimo nariu Vidžiūnu, poetu Bugniu ir kitais žymiais kraštiečiais, kas iš tiesų yra labai kiekvienam moksleiviui, man atrodo, svarbu prisiliesti prie to, ką jie veikia. Ne tik tai nuveiktą veiklą, bet ir pabendrauti su rašytojais, archeologais bei kitais veikėjais. Ir dabar būtų galbūt klausimas jums, Vykintai, kodėl pirmiausia yra jaunam žmogui svarbu pažinti savo kraštą? Nes visi moksleiviai dabar tyrinėja ir kodėl kiekvienam tas turėtų būti svarbu? Kodėl svarbu? Tam, kad tas pažinimas išeitų už buto, namo ribų, kad gyvenama vieta ne tik tai atrodytų per langą savo, bet būtų pažinta, pamatyta. Siūlau, kviečiu tą daryti ne tik tai 1 metų vaikų, bet pamatyti skirtingas spalvas, skirtingas išryškėjančias linijas, kurios dabar pavasarį yra vienokios, vėliau sužaliavus lapam, nukritus rudenį visada bus kitaip. Tas vietos svarba yra apmąstyta daugelį kartų, kai mes gyvenam savo vietoje, kokie jausmai su juo sieja, kokios kūrybos versmės atsiveria ir kaip tai yra svarbu. Vienas iš posakių, lietuvių kultūros posakių dažnų linki žmogų netekti vietos arba sako apie jį, kad jis neturi savo vietos, tai prilygsta didžiausiam prakeikimui. Tai mano tas atsakymas yra pirmiausia, kad
kad mes turime visi savo vietas, dažnai ne vieną, mes turim be galo gerai pažinti ir be galo jas branginti, todėl kad jų skaičius negali būti begalinis. Ir aš pats per šventes grįžęs į namus, gimtus namus, Kaune, Ąžuolyno pakraštyje, išgyvenau tikrą šventę, aš tą ryšį jaučiau ir mano tėvai, laimė gyvuojantis, tą tik tai sustiprino. Tai tą patį galim perkelti į bet kurią Lietuvos vietą ir netgi drįstu sakyti, net į Vilniaus miestą, kuris yra daugelio vietų sankaupa. Čia taip pat yra vietų, kurios gali būti yra savos ir tuo galim nebejoti, nekalbant apie mažus miestelius ir netgi kaimo vietovės, kas yra tikra. Tai vietos sujungia žmonės ir sujungia mūsų istoriją. Dažnai neįmanoma pasakyti, kaip taip atsitinka, bet istorija tam tikrose vietose kartojasi arba vystosi tam tikrų mums nežinomų, bet nulemtų arba lemtingų kelių ir jis yra nepaprastai nuostabus ir tampa istorikų tyrinėjimo objektu, bet čia klausydamas tų skirtingų projektų, jų veiklų, iš karto galvojau, kas yra archeologija, kas yra istorija, kultūros istorija ar geografija. Aš manau, kad tai yra visuma, kad iš tų veiklų, kurios čia buvo apibūdintos, mes tikrai galim ir turim nedaryti skirtumų tarp gamtos ir kultūros, suvokti tą kiekvieną vietą, kiekvieną kampelį kaip nedalomą. Kad senas ąžuolas, kuomet jisai virsta meilės laiptų šešėliu, jisai tampa kultūros dalimi. Be ąžuolo ten nebūtų to šešėlio ir greičiausiai nebūtų tos vietos. Tai tie pavyzdžiai... O jeigu dabar moksleiviai, kaip šiuose projektuose, kažką tai atranda, kur jie gali tą informaciją panaudoti? Ne tik savo mokykloje, bet gal jie gali kažkur kreiptis ar... Kiekvienas reikšmingesnis atradimas turėtų būti paviešintas, tai labai svarbu. Nebūtina šiais laikais leisti savo laikraštį ir rašyti knygas. Galima pradėti nuo interneto svetainių, kuris netgi dauguma bendruomenių turi, dauguma mokyklų, man atrodo, turi. Tai pirmas būdas ir gana svarbus. Neretai atsitinka, kad vadinamuose forumuose ar net socialiniuose tinklapiuose paieškos rezultatai meta labai svarbius dalykus, užuominas, nuorodas. Neretai atsitinka, kad netgi randi koordinates į kažkokią labai svarbią vietą, kaip pavyzdį galbūt galėčiau paminėti jau gal 3-4 metai atgal atrastą vienintelį urvą Lietuvoje, tikrą urvą Čiobiškio apylinkėse, kurį oficialiuose valstybinėse svetainėse nerasite jokios informacijos. Bet surinkę vieną ar du raktinius žodžius, jūs pamatysite, kad jūs atsidursite tų aistruolių, speleologų ir tų smalsuolių forumuose, kuriuose ir bus ta informacija. Ir aš iki šiol tos vietos nelankęs, bet ketinu tą padaryti, gegužės 1 šventės proga. Bet iš tikrųjų Lietuva yra didieji miestai, Vilnius, Kaunas, Klaipėda ir daugelis mano, kad čia yra tas kultūros židinys. Ar tai yra tiesa ir iš tikrųjų yra kažkokių tai mažiau ištyrinėti Lietuvos vietovių regionų, galbūt reikėtų didesnių pajėgų sukoncentravimų? Atsakydamas šitą klausimą, visiškai pritardamas ir sakydamas, kad jau atsakymas glūdi klausime, noriu pasakyti, kad jokių būdų netikėkite, nežinau, žiūrėti ar į kamerą, ar jūs ir ten, bet jokių būdų netikėkite tuo, kas parašyta, jeigu neįsitikinote to patys. Tai pirmas dalykas. Ir jeigu jums jūsų vieta atrodys svarbi, svarbiausia, tai ir bus pats tikriausias jausmas, pats tikriausias atsakymas į jūsų klausimą. Ir jokia Vilniaus vieta neprilygs jūsų aprašytai, atrastai, išfotografuotai ar apsakytai kurio nors senolio, jeigu... Ką mes žiūrim? Ar kas nors kada nors domėsis? Galbūt vienas kitas specialistas šiais pastatais, kuriuos mes matom per langą. Bet jeigu dirba komanda, ar klasės dalis ir jie prie to ąžuolo tenai praleidžia pusvalandį, valandą, paskui tvarko medžiagą, nuotraukas talpina, jau tai yra labai svarbu. Ir aišku, kad tai lieka. tą mato aplinkiniai ir tą patys komandų nariai išgyvena. Tai kas gali būti gražiau?
Jūs paklauskite, kiek žmonių iš tų 1200 dalyvių jau sapnavo savo tyriamą objektą. Jūs suprasite, kad tas įsigyvenimas yra ne tik tai išorinis, bet yra ir vidinis. Aš tą sakau labai aiškiai iš savo patirties. O iš tikrųjų, kai kurios, tarkim, komandos tyrinėja kapines ir sudaro schemas dabartinių kapinių ir kapai nyksta diena po dienos ir galbūt ten palaidoti šviesų žmonės vieną dieną jų paminklai bus nuversti vėtrų ir nežinia, kas gali nutikti. Tarkim, ten surinkti informaciją, kurie būtų galima viešinti, patalpinti, į ką kreiptis. Na, kapinių įamžinimo, saugojimo iniciatyvų yra bent kelios. Tokia paskutinė didelė, man žinoma, yra visuomeninė, nevyriausybinė. Tas siekis, tikslas keliamas labai ambicingas – surašyti visų Lietuvos kapinėse palaidotų mirusiųjų įrašai antkapiuose, surašyti tokią didelę visapimančią duomenų bazę. Gaila, neprisimenu pavadinimo svetainės, bet svetainė jau yra internete. Bet, galbūt tas tikslas yra per daug ambicingas ir tą būtų sunkoka iš vis, žinai, įmanoma įsivaizduoti, kad tai bus atlikta. Šiaip jeigu kapinės yra senos, dalis jų turi teisinę apsaugą. Tai žinoma, kad ta informacija, ar tai būtų schemos, ar tai būtų tiesiog sąrašai seniausių antkapių. Visų pirma, juos reikia kreipti dėmesį. Visų pirma, į tos, kurie yra ant kaltinių arba išlietų kryžių. Čia eina kalba daugiausia apie Klaipėdos kraštą, apie Žemaitiją, kur tas paprotys buvo ir kaip tie kryžiai yra kolekcionavimo objektas dėja, arba yra tiesiog vagiami, naikinami iš nesupratimo. Tai atkreipčiau dėmesį į pirmiausiai tos seniausius antkapius. Dalis jų galbūt net ir patys įrašai fiziškai trupa, nyksta. Aš prisimenu, kaip esu pats, būdamas dar vyresnių klasių moksleivis, gimimo pradžioj, važiavęs į Aukštųjų Šančių kapinės, nurašinėti Lietuvos kariuomenės savanorių kapų vardų ir pavardžių ten palaidotų. Ir kaip dabar, jau prieš kelis metus po ilgos pertraukos ten nuvykau, aš radau restauruotus, atkurtus, bet aš puikiai supratau, kad tas trupantis betonas tai buvo tiesiog metų klausimas. Galbūt žiemų, galbūt pavasarių, kuomet labiausiai yra paminklai. Tai tą patį galvoju apie Beržorą, kur yra restauruojama pačių kapinės. Tai irgi labai aiškiai matau, kad vardai pavardės tampa neįskaitomas. Tai tas surašymas, bent jau mažiausias surašymas vardų pavardžių gimimo mirties metų, epitafijų, ypač jeigu jos yra lietuvių žemaičių kalbomis, tai yra tikras turtas ir labai vertinga. Galima sugalvoti, reikia galvoti apie tą pateikimo formą, bet manau, kad galite siųsti tą informaciją, jeigu jinai jau tam tikrą apiformintų pavidalų, metrikuota, kur kapinės yra bendras aprašymas, siųsti į Kultūros paveldo centrą. Jis yra mūsų paveldosaugos sistemos dalis, Vilniaus Ašmenos gatvė 10. Ir mažiausiai, ką specialistai padarys, tai prijungs prie bylos, kuri jau matyti yra užvesta daug kapinių. Ta pačia informacija siūlau dalinti su savivaldybėmis, su savivaldybių paminklosaugininkai, kurių apskaitoj taip pat yra kapinės, visos rajono kapinės, bet čia jau tada yra tokios dviejų grupės, veikiančios ir neveikiančios. Tai tada šiek tiek yra skirtumas, bet aš nežinau, netikiu, kad kas nors atsainiai pasižiūrėtų į šitą iniciatyvą, kuri yra visapusiškai svarbi, tiek kalbinių požiūrį, tiek istorinių ir galbūt net ir dailėtyrinį ir panašiai. Tai turbūt ne tik apie kapines kalbam, bet ir apie kitus atrastus paveldosaugos kažkokius paminklus. Kalbant apie rimtesnius atradimus arba netikėtus, arba tokius, kurie tikrai glumina, kaip pavyzdžiui, žmonių kaulų radiniai, kur jie bebūtų. Prieš 2 savaitės skambino Karmėlava, tiesiog rovė kelmus, išsivertė žmonių kaulų. Ką daryti? Tas pirmas įspūdis, pirmas reikalavimas yra kviesti policiją. Bet tai, toksai, aš nesakau pažeidinėti tvarką, bet jeigu matom, kad tai yra istoriniai seni kaulai, galbūt nėra ko iš karto nuo tos policijos pradėti. Pirmiausia, tikrai klausimą kelti, iš kur tie kaulai čia galėjo atsirasti, ar
jie yra pirminiai padėti, ar jie jau yra išsuardytų kapų, ar tai yra Antrojo pasaulinio karo, ar tai Pirmojo pasaulinio karo liudijimas. Tai aš šneku todėl, kad tai tikrai, nesakau, kad kasdieną taip atsitinka, bet tikrai kartą į mėnesį pasigirsta tie balsai ir patys įvairiausi tie atradimai gali būti padaryti. Taip pat kaip ir praėjusios savaitės atradimas, kaip archeologai visai netikėtoj vietoj, visai nelauktai, kaip sakant, rado gerai išlikusius kaulus žmogaus, kuris buvo akmens amžiui palaidotas. Skirtinai retas atradimas, bet iš pirmo žvilgsnio tu nieko nežinodamas gali manyti, kad tai yra 20 amžiaus ar panašiai. Tai tas atidumas, kruopštumas tai būtų pagrindinis receptas, kuris taikytinas visom veiklom. Kiekvienai iš jų tą receptą būtų sunku parinkti, bet tas kruopštumas, atidumas, tikrinti tai, kas jau yra rašyta, tai kas skelbia internetas. Jeigu atėjote prie ąžuolo akmens namo pastatą, jeigu jums yra nurodyti kokie tai jų išmatavimai, spalvos, būdos, savybės, ar rūsio didumas, ar stilius, netikėkite tol, kol patys neįsitikinsite. Kol patys neatliksite to tyrimo, neprieisite prie to. Jeigu dar neturite liniuotės, paskubėkite ją įsigyti, naudokite. Jeigu dar neturite kompaso, kviečiu, prašau naudoti jį. Jeigu dar neturite žemėlapių, vėlgi, ieškokime. Ir nepaprastai šaunus, taip pat nevalstybinis požiūris į žemėlapius ir tikrai didelė jų sankaupa yra tokio interneto svetainiai sunkiu adresu maps.eu. Maps, tada 4 skaičiukas ir jų vėl angliškai užrašyta. Tvarko toks nepaprastas kartografijos aistruolis, tikrai surinkęs nuostabią kolekciją, tikrai su juo galima kalbėtis, konsultuotis, rašyti. Rimantas Šikšnys ir pavardė, svetainė to neskelbiama beveik. Tai tų istorinių žemėlapių naudojimas irgi atves į tą tokį pažinimą. Tai yra pirmoji laiko mašina, labai lengvai palyginti prieinama. Yra labai gražus istorinių žemėlapių sugretinimas atliktas ir veikiantis, tai sunkiai pasiekiamas Lietuvos Respublikos Seimo svetainėje. Ten yra tokia Valstybinės paveldosaugos komisijos dalis ir ten yra Gedimino Jucio, žinomo garbingo akademiko Jucio sūnaus sukurta galimybė lyginti 2 žemėlapius vienu metu. Tai reiškia, kad būdami vienam taške mes iškart galim nusikelti labai paprastai laiku į visai kitą laikmetį ir matyti, kas tuo metu buvo toje vietoje. Žemėlapiai patys nėra labai detalūs, bet kur yra įvykę nors kiek didesni pasikeitimai, atsiradę keliai, tvenkiniai, išsiplėtę miestai, iškart pamatysime visai kitą vaizdą. Matysime Šeškinę kaip kaimą, Karoliniškes kaip palivarką ir panašiai, Žvėryną galbūt kaip, ne galbūt, o tikrai kaip mišką ir taip toliau. Dariau, klausimas dabar dar jums būtų, kaip įtraukti visuomenį šios projektus, ką moksleiviai gali daryti, kaip ieškoti kažkokių tai partnerių, į ką kreiptis? Vykintas labai teisingai pastebėjo, kad iš tikrųjų šito projekto esmė yra padėti jaunimui atrasti savo vietą, kad lietuviai nebūtų žmonės be vietos. Bet taip pat tą vietą atradus, ar ne vieną vietą atradus, labai svarbu pasidalinti savo atradimais su kitais. Ir čia yra daugybė įvairių būdų būtų bendrauti tarp mokyklų, dalintis tom vietom, mėginti kurti kultūrinio turizmo maršrutus, tapti gidais, kviesti svečius, rodyti, supažinti, patiems keliauti kitas mokyklas, dalintis kitų mokyklų atradimais, irgi juos stebėti, patiems keliauti. Dar vienas labai svarbus dalykas būtų iš tikrųjų kraštotyros muziejai. Ta surinkta medžiaga gal puikiai tiktų vietos kraštotyros muziejai. Arba mokyklos muziejus mes galim plėtoti. Jeigu mokykla neturi savo muziejaus, jinai gali jį kurti. Dabar labai daug įvairių formų gali būti. Ir elektroninės laikmenos tose muziejuose, ir fotografijos, ir audio, video įrašai. Mes galim kurti labai modernius ir nedidukus, kompaktiškus mokyklų muziejus. Dar kas svarbu, mes galim mėginti sudominti vietos bendruomenės, kurios rūpinasi
savo teritorijom, kad jos būtų ir lankomos, kad jos būtų sutvarkytos. Ir jaunimas su šitais projektais mokyklos gali prisidėti kartu su vietos bendruomenėm iš tikrųjų savo vietovę padaryti įdomią kitiem atvažiuojantiem žmonėm. Gali kalbėti su seniūnais, su savivaldybė, kaip jų medžiagą panaudot, ir kultūrinio turizmo plėtrai. Net su verslininkais ten esančiais, su kavinių savininkais, viešbutukų hotelių savininkais. Gal galima plėtoti tam tikrą kultūrinį turizmą ir jaunimo iniciatyvos galėtų prisidėti prie regiono plėtros. Gali būti vietos verslininkai suinteresuoti, ar ne, kad daugiau pritrauktų lankytojų į mažai lankomą vietovę, pavyzdžiui, netoli Vilniaus, kur vilniečiai galėtų srautais judėti ir palikti savo pinigus ir apžiūrėti, pažinti kraštą, arba Kauno gyventojai ar Klaipėdos gyventojai važiuoti kaimus ir pažinti tai, ką jaunimas atradęs yra. Čia aš manau, kad labai daug būtų svarbių dar iniciatyvų. Dar aš manau, kad šito projekto būtų labai puiku, jeigu atsirastų ir jaunimo organizacijų, moksleivių organizacijų. Anksčiau turėjo Lietuvoje mokyklos daug organizacijų. Prieš karą jos veikia. Pavyzdžiui, galėtų būti ir jaunųjų archeologų, jaunųjų istorikų klubai mokyklose, kurie tarpusavy bendrautų. Kažkada Vilniaus universitete veikia valkatų klubas, kur studentai valkataudavo po Lietuvą, pažindavo tą kraštą ir iš valkatų klubo Česlovas Milošas prisiminė ir senatvėj dar tuos dalykus. Tai aš manau, kad žygeivių įvairūs judėjimai, kurie veikė sovietmečiu, ir buvo labai svarbus, kaip tokia ugdymosi mokykla. Aš manau, kad atėjo laikas ir dabartiniai jaunimo kartai, kurti savo organizacijas, kurios stiprintų ir jaunimas išeis, dabar šituose projektuose dalyvaujantis moksleiviai išeis į universitetus, į kolegijas, kitas mokyklas, bet labai svarbu, kad jie paliktų savo praktiką, savo patirtis, kad jų pradėta veikla būtų plėtojama dabar jaunesnių moksleivių, kitų moksleivių, kurie ateis. Tai organizacijos leidžia, jeigu jūs dabar bendraudami kartu sukurtumėt tam tikrus ar žygeivių, ar valkatų, ar kitus klubus, organizacijas, kurios jau iš tikrųjų įtrauktų ir daugiau jaunimo ir būtų ilgalaikės. Tokios organizacijos gali 10 mečius, 50 metų ir 100 mečius trukti. Ir jos ugdytų jaunąją kartą jums išėjus iš mokyklų. Tai aš manau, kad čia būtų irgi labai svarbus dar šito projekto dalykas. Galima kurti organizacijas tarp mokyklų, tarp regionų, savivaldybių lygmenį. Čia dar įvairiausių būdų galėtų. Bet iš tiesų turbūt svarbu pasakyti, kad moksleiviai patys gali tą pradėti daryti, nelaukti, kol kita mokykla juos pakvies, bet jie patys gali imtis, kviesti, daryti ir kurti. Nes, manau, labai yra daug nedrąsių, mums kiek teko važinėti po Lietuvą, yra daug nedrąsių, nepasitikinčių savimi, kad jie gali kurti organizaciją. Iš tiesų, tai jie turi visas galimybės ir jėgas. Man atrodo, kad labai svarbu atrasti, kad mes laisvi žmonės galim labai daug ką susikurti patys. Kai projektas Kuriame Respubliką startavo, teko kalbėti su mokytojais, kurie sakė, ar gali vaikai patys ką nors padaryti. Ir po kelių mėnesių tie patys mokytojai sakė, matot, tie mūsų vaikai gali. Tai man atrodo, kad iš tikrųjų šitas projektas leidžia patikėti, kad mes galim iš tikrųjų patys labai daug nuveikti. Ir čia išnaudokim tas galimybes. Agne, dar klausimas būtų, Pilietinės visuomenės institutas atliko pilietinio ugdymo būklės bei jaunimo ir mokytojų pilietinės galios tyrimą. Ir ką parodė rezultatai? Galėčiau pasakyti, tai nuraminti ir pradžiuginti tiek Rugilę, tiek visus moksleivius, kad turbūt vienas pagrindinių rezultatų, kad moksleiviai pilietinės galios ar tiki savo pilietinėmis galimybėmis labiau nei visa visuomenė. Lygiai taip pat ir mokytojai. Tai dėl to mes matome, kad mokykla tai gali būti branduolys ir šviesulys iš tiesų, ar tam tikroje miestelėje, didesnėme ar mažesnėme mieste vietovėje. Ir kas labai džiugina, kad moksleiviai iš tiesų, kaip minėjau, tiki, kad jie gali daryti įtakas visuomeniniam Lietuvos gyvenime, kad tiek jų, tiek kitų piliečių indėlis jisai gali būti svarus. Galbūt mokytojai labiau domisi visuomeniniais reikalais, ko moksleiviam galbūt šiek tiek pritrūksta, bet tai visada galima pasitempti. Ir galbūt moksleiviai yra mažiau patyrę tų praktinių pilietiškumo veiklų, pilietinių veiklų. Ir
dėl to šis ir projektas atsirado ir visas buvo labai orientuotas į būtent praktinį veikimą, ką ir dabar visi nacionaliniai projektai kviečia tikrai nekalbėti apie pilietiškumą, nesimokyti taisyklių, nesimokyti piliečio pareigų ir teisių, bet praktiškai... Ne tik nesimokyti, mokytis ir mokytis. Taip, ne tik, bet tai eiti ir tiesiog praktiškai imtis tam tikrų darbų. O ką daryti toliau? Šis etapas baigėsi gegužės 31 dieną. Ką moksleiviai gali daryti ateityje? Labiausiai turbūt mes norėtumėm, kad jie tęstų tą tradiciją ir kad tie, kurie dabar dalyvauja, tiek atgal į ateitį projekte ar kitose, kad jie turėtų pakankamos ambicijos kurti naujas tradicijas mokykloje. Kad tai, ką jie tyrinėjo, apklausinėjo, rinko medžiagą, susistemino, tai, ką jie darė šios kelis mėnesius, kad turėtų ambicijas tęsti ir galbūt plėsti kitąmet, įtraukti dar jaunesnius moksleivius, kad su jų išėjimu baigus mokyklą ta tradicija nenutrūktų ir jį tęstųsi. Ir galbūt jau šiemet vertėtų susiplanuoti, kokių veiklų mes norėtumėm imtis kitąmet. Nes piliečių negali tapti vieną kartą, piliečių negali tapti per projektu, negali projektu tapti 3 mėnesiam piliečių. Tu jo privalai būti nuo, skambiai pasakyčiau, nuo gimimo ir kiekvieną dieną. Tai dėl to mes ir linkime, kad moksleiviai tiesiog tų savo tradicijų ir veiklų nenutrauktų. Ir bet kuriuo atveju turbūt, ką ir Vykintas minėjo, kad ar tų objektų, žmonių, vietų jų yra ir jų tikrai turbūt nemažės, ką galima išsaugoti, ką reikia išsaugoti ir tų istorijų tikrai bus, kurias verta pasakoti. Kas dar čia būtų labai svarbu, kad iš tikrųjų šitom veiklom mes kūrėme savo mokyklą. Ir mokykla nėra tik vadovėliai, ar ne, yra įvairios veiklos. Ir tai, kad mokytojai su moksleiviais atranda vietas, atranda savo aplinką ir atrasdami mokosi, čia yra labai svarbu. Mums rūpėtų, iš tikrųjų, man atrodo, pasidaryti įdomesnį ugdymo turinį, pasidaryti įdomesnį mokyklos gyvenimą. Tai šitas projektas ir Kuriame Respubliką, ir jo dalis atgal į ateitį, yra būtent skirtas padaryti mokymasi įdomesnį. Tai, kad mums būtų smagu mokytis. Ir mes įvairių patirčių, tas pačias žinias, tos pačius įgūdžius, patyrimus galim įgyti kitais būdais. Tai va, pats projektas Pilietinės visuomenės institutas bendraus su Švietimo ir mokslo ministerija, kad tos veiklos gali būti įvairesnės ir tapti, praktika. Praktika kitose mokyklose, dabar dalis mokyklų dalyvauja, bet jos galės skleistis tos praktikos ir plačiau. Tai va, mokyklos, kurios įsijungia, galės savo patirtim naudoti su to mokyklom, kurios dar neįsijungia. Ir pats projektas gali būti labai svarbus apskritai Lietuvos mokyklos gyvenimą keičiant. Tai turbūt ačiū diskusijos dalyviams, o mes kviečiame mokyklas bendradarbiauti, dalintis vieni su kitais savo patirtimis, nebijoti pakviesti kitas mokyklas atvažiuoti, galbūt sukurti kažkokių tai iššūkių kartu, kuriuos galėsite įveikti. Taip pat sekite naujienas mūsų atgal į ateitį socialinio tinklo Facebook puslapyje bei www.kuriamerespublika.lt, o taip pat YouTube Pilietinės visuomenės instituto kanale galite rasti atgal į ateitį įgyvendinimo žingsnius, kurie jums padės tiesiog toliau sėkmingai keliauti projekte. Ačiū labai.